Tabasko žieodos – tai mažutės, paprastai 10 mm ovalios agatų žieodos. Išorinė sienelė dažniausiai būna šiltos samanų spalvos, todėl maža žiodėlė tampa panaši į pistacijos riešutą. Jos vidus išvagotas įstabiais chalcedono sluoksniais. Ant paskutiniojo sluoksnio formavosi ir kristalizavosi subtilus kvarco kristalų šerkšnas. Tiek didelių agatų žieodos, tiek šios mažytės formuojasi ertmėse prieš tai susidariusiose vėstančioje lavoje dėl dujų ir tirpalų išsiskyrimo procesų. Tabasko žieodos randamos vienintelėje vietoje – pietryčių Meksikoje, Tabasko valstijoje. Iš čia ir kilęs jų pavadinimas. Agatai, įkūnydami harmoniją ir grožį, padeda ir žmogui tos harmonijos neprarasti, o praradus vėl rasti pusiausvyrą.